Natūralios medicinos centro vadovė Jelena Tulčina sako, kad siekiant numesti nereikalingus kilogramus ir sustiprinti sveikatą, svarbiausias yra žmogaus noras keistis. O kelionė į gražų ir sveiką kūną prasideda nuo skrandžio. Reportažas. Daugelį ligų galima įveikti sureguliavus mitybą, gydant ne simptomus, bet priežastis, ne tik kūną, bet ir sielą. Tuo įsitikinusi gydytoja Jelena Tulčina. Į Žvėryno natūralios medicinos centrą Vilniuje ir Echoton Kaune užsuka tie žmonės, kurie skundžiasi įvairiausiais skausmais, lėtinėmis ligomis, alergijomis, nuovargiu, miego sutrikimais, astma, antsvoriu, žvyneline ar kitomis odos ligomis. Priežastis dažnai būna klasikinė – užterštas organizmas. Todėl gydymas centre prasideda nuo jūsų motyvacijos ir maisto pakeitimo. Nesinori tokio žodžio sakyti gydymas. Tai yra sveikatos atstatymas per keitimą pačio žmogaus. Ir aš esu įsitikinusi, kad joks gydymas nepadės, joks gydymas. Arba bus jis tik laikinas, jeigu žmogus nesupras, kad jam reikia pačiam pradėti keistis. Gydytojos teigimu, daugelis mūsų valgome netinkamus maisto produktus, sukeliančius slaptą alergiją. Taigi dažnai patys esame kalti dėl užpuolančių ligų. Todėl pirmasis gydymo etapas – unikalus maisto netoleravimo testas. Patikrinama 150 maisto produktų ekstraktų pavyzdžių, nustatoma, ko valgyti nederėtų ir sudaroma labai tiksli mitybos programa. Tyrimo metu paėmus kraujo mėginį stebima, kas vyksta, kai jūsų organizmą patenka tam tikros maisto medžiagos. Jeigu produktas tinka, tai limfocitai lieka gražiais, apvaliais, sveikais, o jeigu produktas netinka, tai limfocitai suplyšta ir suyra ir mes matom, kaip jie žūsta. Labai vaizdžiai, jeigu žmogus pamato, kaip pavyzdžiui, nuo kažkokio tai produkto, nelieka gyvų ląstelių jo organizmo, tai labai suveikia ir jis pagalvos, ar valgyti tą produktą ar ne. Gydytoja Jelena Tulčina įsitikinusi, kad sureguliavus mitybą ir atsisakius produktų sukeliančių slaptą alergiją, žmogui pavyks sustiprinti imuninę sistemą, atsikratyti daugelio negalavimų, efektyviai numesti nereikalingus kilogramus. Nes jeigu jis valgys pastoviai produktus, kurie netinka ir imuninės sistemos ląstelės žus, reiškia imuninė sistema silpsta ir ateina ligos. Antrasis etapas tai jau daugeliu girdėtas žarnyno valymas. Ir nereikia jo bijoti, nes jokios bakterijos iš ten gerosios nepasišalina. Todėl, kad iš 200 žmonių, kuriuos mes ištyrėm, tik 17% ten buvo bakterijų organizme. Dar nedarant jokių procedūrų mes pamatėm, kad 83% žmonių gerųjų bakterijų ten neturi, nes taip valgo. Trečiasis etapas – vegetatyvinis rezonansinis testas, leidžiantis išaiškinti susirgimų simptomus ir priežastis, bei paskirti homeopatinį gydymą. Gydymas centre kompleksinis. Priklausomai nuo negalavimo skiriama organizmo funkcinės būklės sensorinė ar stuburo funkcinės būklės kompiuterinė diagnostika, ultragarsinis ir termografinis tyrimai, endokrinologo, dermatologo ar terapeuto konsultacijos. Be to, centre atliekamos detoksikuojamosios, kapiliarų terapijos, sausos angliarūgštės, deguonies, manualinės terapijos procedūros bei kūno masažai. Sielos ir kūno atgaivai siūlomos liekninamosios anticeliulitinės spa programos, povandeninis masažas. Pavasaris pats tinkamiausias laikas keistis ir, žinoma, rūpintis savo sveikata.